Oi, pamiršau užsidaryti stikliuką. Tai šiandien antras skrydis. Pirmasis truko ilgiau, apie 20 minučių. Nusileidęs pasikeičiau geresnės, šiltesnės pirštinės ir dar apskrisim porą ratelių aplink aerodromą. Lauke minus 16 laipsnių, matomumas labai geras. Norint skraidyti tokiu oru, tai pirmiausia reikia gerai paruošti techniką, tai yra pašildyti variklį prieš užkūrimą. Užkūrus sulaukti, kol tepalai sušils tikros temperatūros. Ir aišku, nepamiršti apsirengti pačiam. Tai kadangi šiais metais mano ne pirmas skrydis, kai yra minusinė temperatūra, tai galiu pasakyti, kad apranga mano yra tikrai nebloga. Patobulinti šiek tiek tik tais pirštinės ir būtų galima daryti ilgesnius skrydžius. Praeitą kartą skridau prie minus 5-6 laipsnių, skridau virš valandos, tai visiškai buvo komfortiška. Šiek tiek dar pratinuosi prie šios skraidyklės, bet apie pačią skraidyklę papasakosiu tuose video. Tai ką, paskutinis posūkis ir einame į tūptinę. Tai šiek tiek paskrisime palei žemę, kad mažiau riedėti ir minkštai padėsime ratus ant sniego.